paliekam šitą vietą iki mūsų mini tikslo 2 kilai. Tai 2 kilai iki vietos, kur tikimės rasti, kur pasikrauti telefonus ir užkasti kažką gal pasidėti. Tai iki išlūžo. Biškį pasistiprinom, po obuolį suvalgėm. Žiauriai daug pavalgėm. Vos paimi. Tai va, žodžiu, pusiaukelė ir tokių atgarsių, kad vos paeinu, žiauriai sunku, nežinau kaip čia, ar dar eitum dar kartą, nors net nenuėjai dar, ar dar eitum apie lovą. Tas žmogaus, žinai, tingus kūnas, kuris su pagaliu reikia daužyti. Jaučiu nebedaug, liko kokią 1,5 kilo iki to išlūžo. Čia žiauriai lievos vietos iš tikrųjų eiti, jeigu taip tiesiai šviesiai sakant. Nes mes pačioj pradžiai šiaip pusę beveik kelio ėjom tiesiog tokiais vieškeliukais, kažkokiom gatvelėm, kažkaip vedė per tokius normalius keliukus. Dabar mes einam tiesiog, na aišku, logiška kodėl. Mes einam ten, kur visos mašinos važiuoja tiesiog. Logiška kodėl, nes greičiau ir greitesnis kelias, bet ar smagesnis? Ateisim į išlaužą kaip išlaužyti, kaip išlaužytom kojom, žinai. Sveiki, brangieji, išlaužas, išlaužėlis. Na ir kągi pasiūlys mums išlaužas? Ar išlaužas garsėja savo kepsniais ir troškintais guliašais? Išlaužai, tu esi mūsų viltis. Išlaužai, tu esi mūsų viskas. Mes atėjom pusę kelio. Gal biškį daugiau negu pusę jau nuėjom. Kažkaip iš šono atrodo, kad aš jau kliedžiu, žinai. Ane? Mes norim prisėsti, pavalgyti kaip normalų žmonės ir tada bandyti tą pusę keliuko atkarpą nueit. Tai va, ir dar norėjau pasakyti, dar kartą pasikartosiu. Nepamirškit parašyti komentaruose, kaip jums atrodo kem 3 kilai, čia manau kem 5 kokie gausis, bet, nesvarbu. Aišku, kai eini savom kojom, kiekvienas metras yra svarbus. Tai parašykit į komentarus, kaip jums atrodo, ar čia daug, ar mažai. Testutė, 43 km. Tai lauksim jūsų komentarų. Ir šiaip pasidalinkit, kiek esat daugiausia nuėję kilometrų pėstutę. Tiesiog, 10, 15, 20, gal kažkas 100 esat nuėję. Tai rašykit į komentarus, o mes varom ieškoti valgyti. Nu ką? Kur esi? Kur atėjai? Netoli jau. Liko 19 km iki Birštono. Mums liko 19 kilų ir susitiksim kažkada. Dar norėjau pasakyti, neteiskit mūsų, jo, aš dabar esu parduotuvės tualete. Dar norėjau pasakyti, nesiderkit žiauriai, gal čia kem kilų nėra daug ar panašiai, bet mes nesam tokio aktyvumo žmonės, kad ten savaitgalį eitumėm žygius ir kiekvieną ten savaitgalį po 10-20 kilų eitumėm, tai va čia kur šuo pakastas, mes tiesiog pabandėm lipti iš savo komforto ir žodžiu neteiskit mūsų, kad čia per mažai ar kažką čia nėra ką veikti. Aš suprantu, kažkam čia tikrai nėra ką veikti. Bet mes pasveriam savo galimybės ir mums jau
Ir tai yra žiauriai sunku. Kartais nes atrodo, kad tu nenueisi. Nors kaip ir minėjau, 19 kilų liko, bet manau viskas bus gerai. Tikiuosi. Tai iki. Ištraukiau savo tą pensininko lapelį, kur iš ryto buvau čia kažką skaičiavęs. Tai va mes dabar esam čia išlaužas. Mes dabar pajudėsim mums 9,3 km iki kažkokių tai Strielčiai. Žinai, Strielčiai. Ir jau tada beliks paskutinė atkarpa. 11 km. Mes va čia sėdam ant to bortelio ir ten pastatė moteris su vyru motociklą. Ir aš čia kažką kalbu va, čia apie tos kilometrus. Ir taip pat ta moteris sako, vyrui paimk šalmą. Tipo, nepalik ant motociklą. Tas vyras pažiūrėjo mumis, jo, pasims. Tai tipo, ar mes tikrai taip atrodom, kaip vagis? Nu gal aš kaip vagis, aš tai tikrai užnešu į vagį. Tokį biškį, tokį iš kaimo tos toks, kur su mopėda važinėjęs, tipo, nusimaudyti ir tada varo vogti, tipo, toks veidrodėlius, kur vagį. Bet tu tai, pažiūrėkit, čia kam nors panašu į vagį. 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 Vaiko veidu. Tai va. Netrukus mes išjudam iš išlaužų. Ir vėl einam, pradėjom judėti. Tai iki mūsų kito tokio kaip stopo. Palei visą situaciją yra 2 valandos dabar. Turėtų būti 2 valandos gryno ėjimo, kas yra 8,5 km. Tai vat visokios įkalnės. Čia bus ką paveikti. Į kalniuką biškį kaposim. Čia buvo tokia situacija, kurios mes nenufilmavom. Mes susipažinom su 2 žmonėm, kurie taipogi važiavo į Birštoną motociklų porelę. Ir dar jie pajokavo, kad dar 2 tikrai ant motociklo nepriimsim. Tai mes tiesiog ėjom toliau. Mes sakėm, mes eisim, mes nevažiuosim. Ir ką, po kiek laiko jie mus pravažiavo, nes jie biškį vėliau išvažiavo. Tai linkėjimai jum, tikiuosi sėkmingai pasiekėt kelionės tikslą. Draugelį. Suradom draugų. Baikerį. Draugai. Pamajuosi? Nebemajuosi jau, ne? Mum iki sustojimo, kur mes turėjom pailsėti, buvo likę 5 km, tik 5 km, bet mes nusprendėm biškį pailsėti. Žiauru tas, kad čia tie keliai, tai, vapšė nepritaikyti eiti, bet jeigu mes eitumėm kažkokiais kaimukais dar didesniais, tai mes nenaitumėm per dieną to kem kilų, tai čia kokie kem 5 jau, jeigu ne daugiau. Parašykit komentarą, kaip jautėtės, kiek daugiausiai esat nuėję, iš vis kaip galvojat, ar čia verta eit, gal kažkam atrodo, kad čia vapšė nesąmonė kažkokia, gal mes atrodom kaip kažkokie keistuoliai, bet viską paėmus, šiaip faina viskas. Tai va, tai parašykit komentarą, jeigu kažkada ėjot panašią atkarpą, distanciją, ar mažiau, ar daugiau, nesvarbu. Parašykit, kokie pojūčiai jūs lankė. Žiauriai įdomu sužinot, kaip jautėtės. Įdomu. Tai šiam kartui tiek.
kažkaip galvojom, kad jau saulės nebebus, bet saulė still kepin mums už nepilnų ten 4,5 gal kilometro liko ir bus Viada, kas skamba biški kaip iš kitos planetos, nes čia visą kelią jom tai apie kažkokią Viadą net nesvaik tiesiog. O dabar vat, nu ir ta Viada, bet mes nežinom, ar mes nusiteikę, kaip mes čia darysim, tai nežinau, gal stosim į tą Viadą, o gal stosim ir dabar pailsėti iki mūsų tikslo, kada jau būsim 10 kg nuėję, o liko gal 3 kg su centais. Tai va, tai gali būti, kad stosim 2 kartus, gali būti, kad stosim 1, tai tiek. Nu ką, dar vieną neplanuotą sustojimą. Emilija jau vsio ir aš vsio. Jaučiam, kad tiesiog jaučiam, kad labai sunku daros, kojas taip jau atsisako biški. Bet tokią gražią vietą suradom laukuose prie čia grinai prie kelio, už medžių. Tokia šienų kupetos. Biški užuovėje pabandysim biški atsipūsti. Gal kojas šiek tiek ištiesti. Mūsų situacija buvo tokia, kad mes galvojom eiti iki, nes realiai jau, kaip dabar, 1,5 kilometro liko iki tų striečiūnų kažkokių, net nežinau kokio to kaimelio, kurį mes kai pasieksim, būsim 10 kilometrų nuo paskutinio tokio rimto pasisėdėjimo, pavalgymo. Tai liko kažkur 1,5 kilo. Nu, kai valgiam tada. Jau jau biškai out. Tai mums dabar liko nueiti, liktų kaip ir 1,5 kilo, bet mes dabar sustojom pailsėti. Pasidarom jo sustojimą tokį dabar dar mini ir tada jau stosim Viadui. Mūsų tokia dabar atkarpa, jinai labai sunkiai iš tikrųjų. Mums liko iki Birštono, nežinau, gal koks 12 kilų plius minus, taip grubiai. Tai kada jau versis į 10 kilų, manau, turėtų būti, jau biški gal turėtumėm pagauti vėl to tokio azarto, nes nebedaug liks, kaip ir nebedaug. Va, galiai iš galo parvažiuoji, buvo sustoja pro šalį Emilijos sesė draugų. Tai iš tikro tokia motivacija sustojo, aišku, mes nenustojom eiti. Vis tiek ėjom, jie ėjo, biškai taip kartu pasikalbėjom. Porą minučių, tai žiauriai fainiai. Jie, kadangi nebevažiavo autobusai iš Birštono, tai mes su jais susitarėm, ką jie mumis parveš, bet dar kiek, 10 kilų dar. Biškai daugiau negu 10 kilų, tai bučkis tau, bučkis ir iki. Tik dabar priėjom tos strielčius. Strielčiai. Nesimato, nu biški mato strielčiai, tik dabar priėjom. Bet mes čia niekur nestojam, nes mes prieš tai jau buvom sustoję. Kaip ir sakė, mes persigrupavom, kad mes, kaip ir sakėm prieš tai, persigrupavom eiti iki degalinės ir ten sustosim rimtesniam sustojimui. Jau viso. Tokia įdomesnė lentelė. Kaunas 29. O, ar matos, ar nesimato, biški nesimato. Kaunas 29, Prienai 2. O. Sustiksim Prienuose turbūt.
O dabar eisim iki degalinės, tai susitiksim degaliniai. Prienų žiedas, o tai reiškia, ką tai reiškia, čia mūsų išsvajota viada. Ir tai reiškia, kad liko 9 kilometrai ir keli šimtai metrų iki Birštono. 9 kilometrai ir 500 metrų iki Birštono. Tai va, dabar eisim į viadą. O viada, duok man kavos. Ai, nu tikėkimės bus tolets, bet maža ta viada. Tai. Bet manau, kad geriau negu nieko. Tai ką, dabar viada ir einam pailsėti ir liks 9 km centras. See. Plėšia guli. Tai va, priėm viadą, gavom kavos su pienu, kosmosas ir vėl netgi čia nelabai noriu duoti pasikraut, turėjau ten prašyti. Sutikau vieną vaikiną, kažkaip matė, kad aš jau ten ramstausi tą prekystalį, tipo, jau galvą padėjęs ramstau, taip sako, kažkaip, žiūri mane, aš sakau, iš Kauno į Birštoną einam, sakau. Tai 3 km nuėjom, 10 liko, žinai. Tai toksai atsisuko, tiesiog žmogus nuoširdžiai mato, sako, stipru, vieną žodį pasakė, stipru, viskas, daugiau nieko nesakė. Sudėtinga situacija Lietuvoje. Prašai duoti pasikraut, sako, rozečių neturim, blemba. Nuėjau šaldytuvą, paskui išsiprašiau, kad duotų, nes reikėjo prašyti. Gal mes blogi žmonės kažkiek, gal mes nepatinkam kažkam. Man tai keista, kiek tu toj degaliniai paleidi pinigų ir negali pasikrauti net telefoną. Žiauru, iš tikrųjų, čia tikrai žiauru, tai... Keista kažkaip. Sėd kažkaip, liūdna, kad mes... Bet va čia, ko gero, aš galvoju, kad čia tokia pagrindinė problema yra, kad mes žiūrim tik savęs. Va čia ir pagrindinė problema jaučiu, dėl ko karai vyksta, dėl ko visas nesąmonės, čia gal biškai kaip dedžiuks kalbu, bet jaučiu va dėl to ir pasaulyje visi karai, marai, visi nesusipratimai, nesutarimai. Nes kai pamatai žmonės iš šono, kur tu eini ten 10 valandų eini kely, pėstutę savo kojom, nieks mūsų neprašė, aš čia nevaidinu aukos. Nieks čia neprašė, jūs nueikit čia didvyriai, ne prie ko. Aš kalbu apie etiketą, tokį kažkokį žmogiškumą, kad mums tiesiog trūkst šiek tiek nepradėti šaukti ant to žmogaus, nepradėti pult. Čia ne dabartinė situacija, bet kartais kely važiuoja ar kur. Nepradėti kažkaip draskytis, bet pabūt kito kailį, pavyzdžiui, gal jam lievai šiandien ir, pavyzdžiui, gal aš pabūnu ir tas pardavėjas kailį, kad jai reikia dirbti sekmadienį. Aš suprantu, jai sunku turbūt, nėra nuotaikos. Bet aš netikiu, kad nors gal jai taip sunku. Aš netikiu, kad jai taip sunku, kaip mum. 10 valandų pėstutę einam. Ir aš nieko... Savo norų, čia dirb, irgi savo norų. Jinai sakė, ne savo norų, tai algą gaunu. Viena iš didžiųjų pamokų šios kelionės, ką jau dabar patyriau, nežiūrėkim vien savęs, nesusinaikinsim. Tai, žodžiu, kelių taikos ir mažyti informaciją, kelių taikos kavos puodelį, ar cigaretę surūkysiu ir mažyti informaciją, kad mums liko 9 kilometrai, kažkiek tai 100 metrų iki Birštono. Tai dar mes biškį pasėdim, nes tikrai jau sunku. Aš šiaip netikėjau, kad mes ir iki čia daeisim. Tai mes dar šiek tiek pasėdim, pailsim ir tada bus gal dar vaizdų. Tikėkimės, kaip pabaigsim kelionę. Sveiki. Ilsies, ne? Nori namo? Biškį noriu. Nori namo? Ir aš noriu. Nedaug biškį tik. Einu pagulėti. Paskutiniai kilometrai 8,5
paskutiniai 8,5 km. Ko gero, jie bus patys sunkiausi, bet nu nėra lengva. Tie paskutiniai, kaip aš ir galvojau, kad bus sunkiausi, o gal ir nežinau, nu taip dabar atrodo, gal įsieisim, nors turim čia biškį traumą, Emilijai, tai nežinau, kaip čia bus, bet gali ir nepavykti išeiti to viso kelio, tai čia būtų, nu kas būtų, jeigu būtų, tiesiog, nu nieko tokio, ką padarys, bandytumėm dar kartą kažkada, bet aš turiu viltį, kad mes išeisim kažkokiu būdu, pabiški. Nes, vat, kaip sako Emilija, tai čia to takiuku, va, jeigu mato, čia ir kažkas nerealaus dviračių taką gauti po, nežinau, po kokį 20 km vien gatvės žvyro, fūrų. Žiauriai sudėtinga buvo eiti tom vietom, kur, nu, tiesiog eini pagrindinę gatvę, kur mašinos tiesiog 90 važiuoja. Ir tu nieko negali padaryti. O dabar mes einam bent tiek, va, mes einam dviračių taku ir nuo kalno eisim. Ten toliau Prienai. Tiesiog tikiuosi, meldžiuosi, kad mes daeisim. Mes vis dar einam. Šiaip, ką aš galiu pasakyti, biškį jau žopo, bet nepatikės tokį bairių, nežinau čia. Man vienam taip atrodo. Ar kaip čia? Vasara. Rugpjūtis. Mes ryte prieš šiandien nusipirkom po keletą vaisių, bananų, obuolių, po vieną visko ir po vieną mandariną. Tai pastiprinam, dar mums liko apie 7 kilus grubiai. Pastiprinam ir ką, galėsim daryti. Tokį va atėjom ir priėjom Prienuose gyvenimas, redakcija ir telefono numeris. O kas čia yra? Laikraštis. Blemba, aš taip galvoju, gyvenimas. Kažkaip man taip nuskambėjo, kai kokia reabilitacijos centras, gyvenimas. Taip, nu pasakyk, kiek liko kilometrų iki Birštono. Nebedaug. Šiaip nežinau, gal 6 su centais. Tai dabar, kai daeisim iki posūkio, liks, kai nusuksim jau, pasuksim, iš kelių 100 metrų liks 6 kilai. Nėra žiauriai smagu. Paskutiniai kilai tikrai nėra smagus. Tiesiog. Jo, mūsų greitis toks mikro jau dabar greitis, tai daug čia kas vyksta aplinkui, bet mes atrodo, kad tiesiog slenkam per tą visą judesį. Ir mes toliau einam 6 kilai ir mes vis dar einam. Mums liko 5 kilai. O žalia, einam. Mums liko 5 kilai. Bet dar valandą eitos 5 kilus, tai kažko žiauriai daug pakomentuoti net nein iš tikrųjų, nes jau pykin ir panašiai, tai va jau, žodžiu. Iki, o mes einam toliau. Mate, Prienai.
Prienai atėjo. Čia labai graži vieta, čia tas tilts link Birštono jau liko apie 5 kilus iki Birštono. Šiaip sunku patikėti, kad mums liko 5 kilai, bet ir nesinori nieko kalbėti kažkaip. Jau toks, kur galvau, liks 5 kilai, džiaugsiuos ten, čia ten šūkausiu, jo. Kažkaip nesidžiaugiu ir nešūkauju, tai... Kažkai nebėra. Ką? Kažkai nebėra. Jo, net nebėra. Toks viduj džiaugiuosi, žinai. Džiaugiuosi, kad einu, dėkoju Dievui. Kažkas su baidarėm, kažkam nereikia eit. 10 valandų blemba. Pamajuok. Jau kelintą kartą čia važiuoju. Iš paskutiniųjų. Tokius va užrašus visokius jau matom. Birštonas, Wake Park. Einame toli. O mes toliau einam. Liko 4 kilai. Einam. Ir va tai, bum. Birštono savivaldybė. Nu, dar ne Birštonas, bet... Eina mano. Jau artėti. Jau arti. Myliu tave. O mes einam toliau. Situacija tokia, kol kas dar esam gyvi, kol kas sunkiai, bet tai paskutiniai kilai tikrai nelengvi. Tai mums liko 3 kilai kažkur, tai nebegalėsiu čia kažkokių vaizdų daug pafilmuoti, nes pilna atmintis, tai prisifilmavo. Tai žodžiu, va, aš, mano gyvenimo meilė. Einam savo keliu tokiu keliu, kokį pasirinkam šiandien eit. Kem 3 kilai, gavos kokie tikrai kem 5 kilai. Aišku, mes dar nenuėjom, 3 kilai. Tai tikiuosi, kitas video bus tiesiog prie ženklo. Tai daug dieve. Sunku patikėti, bet Birštonas 2 kilometrai. Nebežinau, ką pasakyti. Tiesiog 2 kilai. Jūs galite patikėti, kad mes atvarėm į Birštoną. Nežinau, ką pakomentuoti, aš nežinau, bet mes matom Birštono ženklą tiesiog. Mes atėjom, nežinau, kem 3 kilus mažiausiai. Šiaip su nusukimais kokie kem 5, tai garantija. Ir mes dar einam. Ta prasme, mes bandysim eiti iki miesto, jau kada būtų miesto baltam fone juodom raidėm Birštonas. Iki tos lentelės, iki jos dar ir
apie 1,5 kilometro, tai nu dar biški. Nebedaug, 19 minučių. Nebedaug liko, bet pasakysiu tiesiai šviesiai, nu nebedaug ir jėgų. Kojos nepadėkos jaučiu. Gerai, tai tikiuos dar užteks vietos nufilmuoti prie pačio ženklo. Ką, brangiai? Birštonas. Mes atėjom į Birštono miestą. Iš Ringaudų. O, Birštonas. Ateik. Lauk, apsuksiu kamerą. O, kaip čia šviečia. O, Ringaudai Birštonas. Kaunas, Birštonas. Hebra. Nebesakysim daugiau nieko. Gal kažką pakomentuosim. Tiesiog, jeigu žiauriai patiko ar kažkas bent įdomaus buvo, tai norėtume daugiau tokių kelionių, kurios šiaip žiauriai nelengvas. Tai nepamirškite. Subscribe, patinka ir komentarą. Norėčiau, kad pakomentuotumėt, kur toliausiai buvot nuvarę, nes mum jau out. Sumatom kitam video. Ačiū. Tai va, ačiū už dėmesį. Ir toliau filmuojam Žvyrą. Ilsės, ne? Nori namo.